Vanduo bijo šio smėlio. Kodėl? Vanduo lengvai drėkina įprastą smėlį, tačiau šis smėlis yra super hidrofobiškas ir netgi jį panardinus į vandenį, jis išlieka visiškai sausas. Hidrofobija iš graikų kalbos išvertus tai hidro, vanduo ir phobos, baimė. Tai yra žodis naudojamas medžiagoms, kurios nelimpa su vandeniu. Vanduo yra polinė molekulė. Tai reiškia, kad jinai turi skirtingus elektrinius krūvius skirtingose pusėse. Vanduo, būdamas polinis, tirpina kitas polinės medžiagas, tačiau nepolinių netraukia. Pavyzdžiui, aliejus yra hidrofobinė medžiaga, nes netirpsta vandenyje, bet tai dar nėra superhidrofobija. Kad pasiektume superhidrofobiją, mokslininkai sukuria specialias mikrostruktūras, kurios, pasinaudodamas vandens paviršiaus įtempimu, leidžia sukurti tokias medžiagas, kurios yra visiškai nedrėkinamos vandens. Gamtoje tai pasitaiko ir natūraliai, pavyzdžiui, lotuso lapas. Kasdienybėje mes kažką artimo superhidrofobiškumo jau sutinkame, pavyzdžiui, batų purškaluose, kurie apsaugo nuo vandens ir nešvarumų, arba mūsų žygio striukių padengimuose. Ir mokslininkai netgi galvoja apie superhidrofobiškų medžiagų naudojimą naftos avarijoms surinkti, pavyzdžiui, jūroje. Taigi, labai įdomi medžiaga.